Sveikinu Jūs, mano vardas yra Tomš Kasensk ir sveikinu Jūs Unimas dirbtuvėse. Kai šiandien baigsime, bus baigtas vienas dalykas, kurį jau kurį laiką planuoju ir kuris labai palengvins mano darbą. Ir su nedidelė ironija galima sakyti, kad jis iš tikrųjų netgi išgelbės mano gyvybę. Be nuolatinių elektros tiekimų stacionariems įrenginiams. Kiekvieną kartą man reikia lizdo nešiojamam elektriniam įrankiui, kurį naudoju pagal poreikį įvairiose dirbtuvės vietose, kur, žinoma, kaip tyčia, elektros lizdas nėra prieinamas. Taigi turiu naudoti prailgintuvą. Tačiau gulintis kabelis yra ne tik nepraktiškas, bet ir pavojingas, nes užkliuvimas ir žmogaus kritimas dirbtuvėje gali turėti ir, tai dabar be perdėto, fatališkas pasekmes. Žinoma, vargina ir kabelio išvyniojimas bei suvyniojimas, kai jis patikimai susipainioja ir užsikabina taip, kaip jums nepavyktų, net jei bandytumėte. Todėl pasirinkau kabelio ritę ir iš pradžių pakabinau ją ant darbo stalo kojos. Netrukus supratau, kad tai išsprendė tik dalį mano problemos. Nors prieš darbą kabelį patogiai ištraukiu ten, kur reikia, ir po darbo taip pat lengvai jį sutvarkau. Tačiau darbo metu vis tiek už jo užkliūnu, arba ant jo užlipu. Be to, supratau, kad turiu lygiai tokią pačią problemą su pneumatinė žarna, remdamasis gera patirtimi su kabelio rite. Todėl nusprendžiau įsigyti ritę ir oro tiekimui, bet svarbiausia – abu, juos pritvirtinti prie lubų. Dėl reguliuojamo stabdiklio palieku iš būgno išsikišusią tiksliai tokią kabelio arba žarnos dalį, kad galėčiau ją pasiekti nuo žemės ir kad ji netrukdytų, kai yra suvyniota. Dirbdamas ištraukiu tik tiek, kiek reikia, kad niekur nereikalingai nesimėtytų. Elektrinis gervė turi 12 metrų kabelį su 3 laidais, kurių skerspjūvis yra 1,5 kvadratinio milimetro, su guminė izoliacija ir neopreno apvalkalu skirtu didesniam mechaniniam apkrovimui. Nors įprastomis sąlygomis toks išvyniotas kabelis lengvai atlaikytų nuolatinę 16 amperų srovės apkrovą, tai yra varžinę apkrovą 3680 vatų. Gamintojas matyt dėl komutatoriaus ir uždaros konstrukcijos. Rekomenduoja maksimalų prijungtą galingumą 2500 vatų ir tai išvyniotoje būsenoje. O spiralinis kabelis neturėtų perduoti daugiau nei 800 vatų. Ilgalaikės ar nuolatinės apkrovos atveju verta tai gerbti, tačiau trumpam laikui kabelis gali atlaikyti ir didesnę apkrovą. Be to, viską prižiūri saugumo saugiklis. Antrąjį ritę pasirinkau su trumpesne žarna, tačiau su didesniu skersmeniu, kad būtų kuo mažesni slėgio nuostoliai. Žarna yra 9 metrų ilgio, todėl jis su atsarga padengia visą dirbtuvę ir pasiekia net lauke. Jei norėsiu ką nors valyti su slėgtu oru ir nenorėsiu užteršti dirbtuvės. Žarnos būgnas tiekiamas be greitųjų jungčių, tik su išoriniais 4 colio sriegiais, todėl prijungimą prie oro tiekimo galite atlikti naudodami sriegius arba naudoti nipelį greitajai jungčiai. Būtinai naudokite greito prijungimo jungtį su vidiniu sriegiu kitame gale. Ją turite įsigyti atskirai, todėl aš nuvykau į Unimacą, kur mano širdis džiaugiasi. Kompaktiškos, tačiau masyvios žalvarinės greitosios jungtys su užrašu Made in Germany. Veikia tiesiog puikiai. Kiekvienam būgnui pridedamos 2 plieninės inkarai, kurių skersmuo yra 10 mm ir jos yra idealios pavyzdžiui betonui. Tačiau, jei jos netinka jūsų lubų medžiagai, naudokite tokią tvirtinimo medžiagą, kuri užtikrins pakankamą jungties stiprumą. Juk gervės bus virš jūsų galvos, todėl tikrai nenorite, kad jos nukristų jums ant galvos. Be pačių gervių montavimo ant lubų reikia išspręsti ir energijos tiekimą. Ar tai būtų įdėjimas į kanalą, ar, kaip aš padariau, pakabinimas ant kablių. Pažymiau. Įvykdyta. Gervės ant lubų reiškia, kad baigėsi susipynusios žarnos ir kabeliai, vaikščiojimas ant jų ir užkliuvimas. Elektrą ir orą turiu bet kurioje dirbtuvės vietoje. Ir net priešais vartus iš karto prieinamos. Ir taip pat greitai bei saugiai sutvarkytus. Prašome užsiprenumeruoti ir paspaudę varpelio ikoną nustatyti pranešimų apie naujus Unimas dirbtuvės vaizdo įrašus gavimą. Džiaugsimės jūsų patiktuku arba konstruktyviu komentaru. Ir man bus malonu susitikti kitame vaizdo įraše.